Skaičių koncentracija į akmenis amžinam gyvenimui išvystyti autorius Grigorij Grabovoi. Alstonitas 319 617 2184. Išsiskyrimo forma dipiramidinė. Cheminė formulė B didžioji A mažytė C didžioji A mažytė skliausteliuose CO, skaičius 3 skliausteliai užsidaro 2. Cheminėje formulėje koncentracija atliekama į pirmosius 4 simbolius B, A mažoji, C, A mažoji. Tada praėjus tam tikram 2-3 sekundžių tarpui reikia koncentruotis į visus cheminės formulės simbolius. Tai yra suvokti visą formulę kaip visumą. Cheminės formulės suvokimas kaip visumos principas leidžia vienu metu giliau suprasti visas mineralų savybės. Todėl, kai koncentruojatės į cheminės formulės be koncentracijos, kurią atliekate siekdami gauti amžino vystymosi žinių iš tam tikrų simbolių, po kurio laiko, pavyzdžiui, dar kartą skaitydami, galite vienu metu apriepti visą formulę. Treniruotė susijusi su amžinojo išvystymo ir amžinojo gyvenimo užduotimis ir iš tikrųjų yra tiesioginis šios realybės sistemų valdymas, todėl ji turi platesnę reikšmę nei vien sąmonės treniravimas, skirtas sąmonės reakcijos į tam tikras savokos su realybė lygmenių formavimui. Ji tuo pačiu metu turi ir tiesioginio valdymo reikšmės realybę. Todėl, kai dirbote su mineralu, skaitmeninių sekų valdymas, galite tuo pačiu metu sąmonės lygmenių stebėti visus teigiamus pokyčius, kurie tuo metu vyksta visame aplinkinėme pasaulyje. Tokiu būdu galima gauti žinių apie valdomąjį prognozavimą, gerinant pasaulio įvykius, amžinojo gyvenimo užtikrinimą visomis kryptimis. Kristalinė forma. Triklininė, mineralų spalva bespalvis iki sniego baltumo, pilkšvas, blyškiai kreminis, rožinis ir blyškiai rausvai raudonas. Brūkšninė spalva balta, skaidrumas skaidrus, pusiau skaidrus, blizgesys stiklinis, lūžis nelygus, kietumas 4 arba 4,5. Šiuo atveju kietumą reikia mintimis koncentracijos metu sumažinti iki 3. Savitas svoris 3,6, 3,7, 1,1. Tai va. Prieš save, tai vėl kiekvienas galite įsivaizduoti alstonito akmenuką arba kristalą, pasiimti išsiimti iš Google'ės, iš interneto tą kristalą, sustiprinti jo vibraciją su skaičiu eilute 31961721884 ir cheminė formulė. Koncentruotis reikia į 4 simbolius iš pradžių: B didžioji A, C didžioji A. Pasistatyti tikslą, išplėsti sąmonės suvokimą iki amžino gyvenimo realybės, sustiprinti tikėjimą, pasitikėjimą, žinias ir supratimą. Tai yra visuotinis sąmonės išvystymas, koncentruojantis į šitą kristalą arba mineralą. Reiškia, šitas mineralas automatiškai išplečia jūsų sąmonės suvokimą apie jūsų aplinkoje. Jūs pradedate suvokti viską amžino gyvenimo kryptimi. Iš pradžių gal ir nesuvokite, bet su laiku visas jūsų
minčių formavimas krypsta dėl visuotinio žmonijos. Žmonijai užtikrinti amžiną gyvenimą ir todėl koncentruojantis iš pradžių į 4 raidės užtikrintą skaičių eilutę, o paskui į visą formulę, jūs išvysite amžino gyvenimo suvokimą savo sąmonėje. Ir jeigu ir nuo jūsų išvystyto suvokimo plečiasi jūsų esant šalia visiems kitiems žmonėms suvokimas. Taip pat į kristalą žiūrint reikia sumažinti kristalo savitas svoris, kietumą reikia sumažinti šiuo atveju. Šiuo atveju kietumas yra šio mineralo 4 arba 4,5. Tai pavyzdžiui, tai kristalo arba prieš kristalą įsivaizduojame liniuotę ir ant liniuotės iki šiol kietumas buvo šio mineralo 4 arba 4,5 ir savo mintimis suspaudžiame tą mineralo kietumą iki 3 sąmonės valios pastangomis ir kai pamatysim 3, pasakome, užfiksuojame kietumas kristalo normą, atitinka amžinybės išvystymo principą, man, visiems ir visiems, kas mane susiję. Ir visą šį koncentraciją galime kartoti, dar kartą pakartoti, jau koncentruojantis į visą formulę. Formulę užrašysiu ant ekrano, kad būtų lengviau formuotis. Ir tada tiesiog mintimis praslysti per visą formulę. Ir jūs pastebėsite, kad po kurio laiko jūsų mąstymas plečiasi arba keičiasi. Ir visą šitą valdymą dar kartą galime užfiksuoti ir sustiprinti šio mineralo alstonito vibracijas ir realybės poveikį žmonijos sąmonei su skaičių eilute 319 617 2184. Dėkoju autoriui už žinias, už amžiną gyvenimo technologijas, skaičių eilutes, už knygas. Taip pat šiandien tiek, iki sekančio susitikimo.